pristatymas yra daugiau toks praktiškas, tai gal ir trumpiau, nes iš tikrųjų norint pamatyti ir žinoti, ką daryti su ta apvalė platforma, suaugusių švietimo platforma reikia prie jos prisijungti, išmokti, nėra aišku sudėtinga. Iš tikrųjų, mano tikslas yra šiandien jūs pristatyti tą vietą, kurioje susitinka visi švietėjai, suaugusių švietėjai. Todėl iš tikrųjų galime daug rasti įvairiausios medžiagos visur, bet ir internetiniuose puslapiuose, knygose. Bet kas vyksta, pavyzdžiui, Marijampolėje šiandien arba vyko, tarkim, prieš 2 savaitės Alytuje, Anykščiuose ar dar kitose miestuose, mes jau galime rasti ir šioje platformoje aktualią. Platforma sukurta 2014 metais, lietuvių kalba išversta ir apskritai 25 kalbomis, labai gerai ir naudinga joje dalyvauti. Nereikia vien anglų kalbą, tarkim, komunikuoti ir todėl labai noriu visus pakviesti. Ypatingai ši platforma skirta suaugusiųjų švietėjams, mokytojams, kurie moko suaugusius. Ar yra šioje auditorijoje mokytojų, kurie moko mus? Ar tik besimokantieji daugiau? Bet iš esmės, kaip ir pirmieji lektoriai sakė, kad visi esame ir mokytojai, ir besimokantieji. Ir namuose mokomės, ir kitus mokome. Ir dar tik tai, kad andragogai jau yra ta profesija, bet dar ir tokia neįteisinta, tai iš tikrųjų daug klausimų. Kalbant apie neformalų arba suaugusių švietimą, kaip šiandien daugiau klausimų negu atsakymų. Tačiau informacijos apie tai mes tikrai galime rasti šioje platformoje. Jeigu norime prisijungti, mes galime štai paprasčiausiai, kad galų gale nesiminsite pavadinimą, jūs galite parašyti Google paieškoje, tiesiog apvalį parašysite ir štai jūs surasite iš karto, štai lietuvių kalba ir čia galite prisiregistruoti. Labai paprastai prisiregistruoti, kur yra štai užrašyta registruotis ir kai prisiregistruosite, prieisite prie visų šaltinių, apie viską galėsite paskaityti ir be abejo parašyti, bet parašyti yra ne tai, kad tu gali paprastai parašyti, nebent komentarus, bet visus kitus mažus straipsnelius, atsiliepimus, patirtis reikėtų jau tada rašyti tam tikras formas. Ir čia tada atsiranda tas sunkumas, kad yra formas. Taigi dar truputėlį apie apvalę, tai yra Europos komisijos finansuojama iniciatyva. Kaip matote, pasitinis kaminė, kas yra tiksliai, kam jinai yra skirta. Tai iš tikrųjų labai svarbi svetainė, kurioje, kaip minėjau, galime rasti daug informacijos. Taigi svarbu suburti daugiakalbius atstovus iš visų Europos šalių ir be abejo tobulinti kompetencijas suaugusių švietimo specialistų, na ir be abejo skatinti, nes visur tas leitmotyvas stoka motyvacijos, vidinės motyvacijos, išorinės motyvacijos, įvairiausių motyvacijos dalykų, kodėl mes tai norime mokytis, kas gal ir mokytojas turėtų mokėti, motyvuoti ir skatinti besimokantįjį. Nes ir laimės ir kokybės gyvenimo pagrindinis akcentas, aš manau visgi vienas iš pagrindinių, bet gal netgi ir vos ne pagrindinis akcentas yra visgi mokymas. Mes mokomės 4 sferose. Tai ir fizinį savo kūną tobuliname, savo dvasinį gyvenimą, savo socialinį ir savo profesinį. Taigi, kiek mes turime mokytis. Tai tikrai koncepcija mokymasis visą gyvenimą nėra taip savo, bet kokia koncepcija yra labai svarbi, nes galbūt ne visuomet ją dar suvokia. Nors iš seniausių laikų turime tokią patarlę, mokaisi visą gyvenimą. Ir ten toliau pabaiga yra. Taigi, apvalės svetainėje galite rasti daug naudingos informacijos ir mokytis vieni iš kitų ir
pasidalinti žiniomis. Taip pat labai svarbu pasidalinti apie tais tyrimais ir kviečiu šiandien pasisakiusius tikrai, jeigu galima jūsų straipsnius kaip šaltinį kelti ir kad galėtų visi paskaityti jūsų straipsnius. Tai net jūs galite tuos pačius savo straipsnius kelti į kitus šaltinius, į laikraščius, žurnalus, bet taip pat ir į Apalio platformą, kad žmonės galėtų rasti vienoje vietoje. Ir tiesiog labai įdomu, labai sveikintina. Taigi, ką galite rasti svetainėje? Čia galite taip pat surasti bendradarbiavimo partnerių, kurie jums rašyti projektus, taip pat čia galime rasti visomis kalbomis. Yra biblioteka, taigi čia yra įvairiausia metodologinė medžiaga ir įvairiausia informacija apie europinę nacionalinę suaugusiųjų švietimo politiką, apie tai straipsniai, tyrimai, tai dokumentai. Na ir labai svarbu interaktyvi veikla centre, tai teminės diskusijos, forumo ir blogio ir renginių kalendorius. Na, renginių kalendorius arba naujienos, tai pavyzdžiui, apie šitą renginį taip pat aš aprašysiu Apalio platformą ir jeigu prisijungsite rasite. Tai pavadinimas, manau, kad bus tos konferencijos ir dar kažką reikės, kad akcentuoti, kad tai Marijampolėje. Taigi, štai kiek visko galima pateikti. Tai galima dalyvauti. Aš taip noriu dar iš karto prieiti prie reikalingų adresų ir informacijos, kad nekalbėti labai plačiai ir nepraktiškai. Taigi, pirmiausia, prisiregistruoti, aš nežinau, dėl laikos kalbos, gal dar interneto nežinau, bet štai dar kas svarbu yra, kad rinks suaugusiųjų švietėjai geriausiai. Be abejo, tas suaugusiųjų švietėjas turi parašyti daug straipsnių atsiliepimų. Ir tai jis bus švietėjas. Tas, kuris aktyviai dalyvaus toje Apalio platformoje. Taigi manau, kad dauguma iš jūsų rašote. Rašote, bet tiesiog gal neįvertinate tai, ką parašote, bet trupučiuką tik reikia padailinti ir atitikti tuos standartus, kurių reikia Apalė ir galima puikiausiai spausdinti. Tai gali būti labai trumpi atsiliepimai. Gali ilgesni, gali būti paprasčiausia nuomonė viena ar kitų klausimų. Na ir pavyzdžiui, kad ir dabar parašysiu, nežinau, kur bus ar tinklalapyje, ar blogė, ar naujienose, tikriausiai naujienose, bet kartu yra komentarai. Kodėl jums neparašyti savo nuomonės, kas čia įvyko, kokia buvo idėja, kaip svarbu akcentuoti suaugusių švietimą ir laimę, tai yra tokie arba tikrai vairiausias, kaip baimės įveikti ir kaip man tai pasisekė padaryti. Na ir taip pat Facebook'e galime susirašinėti ir pateikti savo informaciją, taip pat rasti daug informacijos. Atsiprašau, taip pat rasti, ką mes galime ne tik pateikti. Na ir jeigu straipsnius norime rašyti, štai čia, tada reikėtų rašyti šiuo adresu. Aš truputėlį parodysiu, atsivertus tą puslapį, mes galime rasti tiesiog formas, kur reikia ir kaip reikia rašyti. Na štai, pavyzdžiui, pačią kokią nors lengvą tinklaraščio formą. Nes mes parašome į tas formas ir tada žmonės dirbantis švietimo mainų paramos fonde, jie įdeda įkelia tą Apalio platformą, nes jie yra atsakingi už tai. Ir kiekvienas mes iš tikrųjų negalime įeiti. Tai štai, pavyzdžiui, Apalio blogo plėtojimo forma. Labai paprasta tiesiog, jeigu galime parašyti dviem kalbomis, galime tą patį renginį parašyti vieną arba dviem kalbomis. Jeigu lietuvių kalba, tai rašome tik lietuvių, jeigu dar ir verčiame į anglų kalbą, jeigu tarkime tarptautinė konferencija, tai labai puiku, nes tikrai gali atvažiuoti daugiau žmonių, prisijungti, dalyvauti, nes bus paskleista informacija. Na ir aišku, pavadinimas, tada trumpa kviečianti diskusiją, žinutė kviečianti diskusijai. Na ir tiesiog štai, bet kas sunkiausia, turbūt iš pradžių, tai štai čia matome raktiniai žodžiai apie tagą, kaip vadinam. Tai tie tagai, kas kitame straipsnėje buvo, kas rašo straipsnį, žino, kad reikia visada konotacijos, tuos santraukėlės yra raktiniai žodžiai.
ir apie ką eina kalba tame straipsnyje. Tai ir šities raktiniai žodžiai yra išrenkami. Gal turėtumėte kokių nors praktinių iš karto klausimų? Toks tas dėstymas. Aš ir buvau atsiverčiau ir kai pamačiau, kad reikia į rėmus, Tai tada iš karto krito noras rašyti. Aš krito noras, nes nėra laiko. Ir ne tik, kad laiko, bet dar esmė gal ir tai, kad iš tikrųjų nėra taip labai paprasta. Paskui, kada išmoksi galbūt nieko, bet iš tikrųjų išrinkti tuos žodžius raktinius. Tada reikia, raktinių žodžių yra rėmai irgi duoti. Viskas yra, todėl aš kviečiu jūs patiems iš pradžių gal nerašyti, atsiųsti, kad ir man, aš sudėsiu tas, kad jums atsiųsiu atgal, jūs išmoksite, bet nesvarbu, kad ir aš įdėsiu, bet bus jūsų pavardė, jūs, tai nėra esmė, kad aš rašyčiau aš pati. Man esmė ir Repalė visa platforma ir švietimo tam fondui yra, kad būtent žmonės paskatintų rašyti, kad jūs rašytumėte. Tai jeigu jūs atsiųstumėte savo, aš tada išrinkčiau su jumis įsiaiškinčiau, kas yra toks pavadinimas. Pati išrinkčiau, kad ir tuos raktinius žodžius. Arba tiesiog į tuos rėmus įrėminčiau, tai kas reikia, nes tikrai nėra. Nes mes jau praktiškai, kur rašėme, tai irgi atsiunčia, tai tas dar reikėtų to, tai ano ir tiesiog. Jauniems gal lengva, senjorams sunku. Na, svarbu parašyti, o po to aš įrėminsiu. Tada bus lengviau, o paskui ir taip, gal bus nebus, o pati pradžia gal tokia. Tai tiesiog įsiregistruokit, labai kviečiu, tikrai įdomu ir bent jau dalyvaukite tuose bloguose. Įsiregistruoti tiesiog į Repalę. Tai jūs tik viena registravotės, ar dar kas nors jau registravo? Ar buvote kas nors įėję į Repalę? Jau buvote įėję? Labai išėjo. Įsiregistruokit labai. Ir tiesiog randate. Aš labai atsiprašau, gal diskusiją galime pratęsti galvos pertraukos metu. Ir dar paprašysiu atsakyti anketą po to, per pertrauką arba gerai. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu visus dalyvauti.